Ar esate ką nors girdėję apie daugiafunkcius centrus? Didžioji dalis įsikūrė nedideliuose, mažiau kaip 1000 gyventojų turinčiuose miesteliuose. Po daugiafunkcių centrų stogais veikia vaikų darželiai, mokyklos, dienos centrai, muziejai, sporto salės ir kitos įstaigos. Pasižiūrėkime į visą tai iš arčiau. Aš čia būnu kiekvieną dieną. Žaidžiu, piešiu, darau pratybuose. Šiandieną atnaujintose aplinkose mes turime pirmiausiai ugdymo veiklas, kadangi esame mokykla daugiafunkcis centras. Tai yra ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, pagrindinio ugdymo programos. Veikia vaikų dienos centras, teikiama specialioji pedagoginė, psichologinė, socialinė pagalba. Atsiranda įvairi meninė, kultūrinė, klubinė veikla, veikia saviveikliniai kolektyvai, organizuojami laisvalaikio renginiai. Smagu, kad vaikai tikrai aktyviai šoka, dalyvauja. Tai pirmiausiai mes dalyvaujame mokyklų, seniūnijos renginiuose, rajoniniuos renginiuose, o didžiausi pasiekimai mūsų tai būtų respublikinės dainų šventės. Pirmiausiai atsirado aktyvesnis bendruomeniškumas. Žmonės pradėjo rinktis pas mus ne tik tuo met, kai kyla vienokie ar kitokie klausimai apskritai dėl ugdymo, bet pradėjau rinktis čia praleisti savo laisvalaikį. Toks centrų įkūrimas labai daug davė, nes gyvenam kiekvieną dieną linksmai. Ateinam, šilta, smagu, visi mus maloniai priima. Kad mes persikėlėme šiais metais į daugiafunkcinį centrą, tai mums yra labai didelis pliusas, kadangi kultūros namai, kaip ir žinot, kaip ir visi, buvo šalti, patalpos nelabai tam pritaikytos. Pačią veiklą mes kūrėme kartu. Pirmasis žingsnis būna susirinkus kalbėtis, ko mums iš tikrųjų reikia, ko mes norime. Vadovauju menų studijai, kurią lanko suaugę žmonės. Ir tai yra visiškai nauja mūsų daugiafunkcio centro veikla. Renkasi tikrai įvairaus amžiaus žmonės, kurie tiesiog turi laiko nuo savo kasdienių darbų. Ir iš tikrųjų mūsų pagrindinė veikla yra kūryba. Kuriam galbūt visiškai paprastus dalykus, bet taip pat norim sujungti jaunąją ir vyresnąją kartą. Jeigu visus pokyčius įvardinčiau vienu sakiniu, sakyčiau, kad savo bendruomenėje mes šiuo metu mokomės naujos bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros. Ir šiandien pas mus jau visai naują reikšmę įgauna tokios sąvokos kaip bendravimas ir savanorystė. Kas nori, tai tikrai yra veiklos pakankamai, yra užimtumas. Einu po pamokų, prisėdu, pasiruošiu pamokas, tuomet einu žaisti įvairius žaidimus. Aš labiausiai tai šoku, dainuojam, padedam vaikams ruošti pamokas. Norėjosi į mokyklą pritraukti tokias veiklas, kurios būtų svarbios, reikalingos visai bendruomeniai. Ir šitais mūsų lūkesčiais tiesiog patikėjo savivaldybės vadovai ir atsirado proga įgyvendinti tokį projektą. Daugiafunkciai centrai yra naujas reiškinys Lietuvoje ir vykdant ES struktūrinių fondų projektą, kaip tik atsiranda galimybės mažose miesteliuose, kaimo gyvenvietėse sukurti infrastruktūrą, kurioje būtų teikiamos paslaugos įvairiems bendruomenės poreikiams tenkinti. Viename portale radau komentarą, kad kaime nebuvo galima sukurti nieko geriau kaip daugiafunkcį centrą. Tokių žinių kūrimas ir bendruomenių sutelkimas man atrodo tikrai prasmingai, o jums?